Ar lietuviai yra geri darybininkai? Aš šitą klausimą ir pats užduodu. Dabar pasakysiu kampą, kodėl aš užeinu su tokiu klausimu. Nuo pernai metų aš Lietuvoje vykdau tyrimą, kuriame klausiu žmonių, su kuriais dirbu, ar jūs kada nors turėjote derybų mokymus, kada nors gyvenime. Ir atsakymas, kurį turiu, dabar jau duomenų bazė beveik 500 atsakymų yra per tą laiką, tai yra 2/3 niekada gyvenime neturėjo derybų mokymų. Niekada. Tai įsivaizduok, kaip mes derimės. Ne? Aš kalbu apie verslo žmonės, kurie turi rolės, pirkimai, pardavimai, komercija, marketingas, tai aš nekalbu apie žmonės, kurie ten, sakykime, buhalterija. Ne? Bet va čia ir yra klausimas, ne? Ar lietuviai yra geri derybininkai. Tai mano atsakymas būtų toks, kad jeigu tai pasižiūrėti per lietuviškų verslų sėkmę, tai mano galva lietuviai yra fantastiškai derybininkai, nes iš intuicijos, aš sakau iš intuicijos, nes 2/3 niekada neturėjo derybų mokymų, padaryti tokius verslus, taip užaugti ir taip po pasaulį keliauti ir taip ugdyti tuos verslus, tai čia yra fantastiškas pasiekimas.